Labas rytas, hačikai, labas. Labas, hačikai. Labas, nesigulk. Imk. Labas rytas ir jų žiūrovai. Ką atostogos prasideda, tai prasidės daugiau vaizdelių ir į YouTube. Einu, atliksiu rytinius darbus. Ane, hačikai? Ar taip baily? Sąžiningai pasakysiu, dabar nuėjau montuoti videko. Aišku, dabar einu vištų paleisti. Pasiilgau šito, kaip sakau, darbo. Tikrai pasiilgau, nes jau net filmorą jau taip montuoju videką ir kaifuoju ir džiaugiuosi montuodamas. Tai šiaip patinka man filmuoti, patinka montuoti video. Patinka ir va šitas snačkas kimsint. O ką jūs nackės? Kaip Gaginas vis dar yra, bet jau pasiims, sakė, nereiks ant pietų stalo dėti. Nu, eikit. Laukiniai jūs, gyvūnai. Visi turi naminės vištas, Giedrys mini ūkis turi laukinės vištas. Kiekvienam savo. Palaukit, gal dar užšalė, čia ledas ar neužšalės. Man atrodo. Nieko, viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj. Giedrius užsiima dabar kūrybinę veiklą, tai nespėjo jam pakeisti vandens, nes nori sumontuoti ir videką ir grįžti į YouTube su filmukais. O, mano Danieliai manęs net nelaukia. Na, tai Kevins visą laiką laukia, bet šiaip tai vakarop jau jie laukia. O, mergos. Eina metai į pabaigą. Egliutės papuoštos. Laukiam kalėdų, laukiam naujų metų. Hebrytė ir aš jums turiu šiokių tokių staigmenų. Nu, ne staigmenų, bet gal dovanų geriau papasakosiu. Tai vat, apžiūrėsiu dar truputėlį video ir papasakosiu, kaip būtų galima. Ar jau gal gavote dovanas, ar gausite iš manęs keletą dovanėlių. Tai va. Einu, dabar baigsiu montuoti videką. Įkelsiu YouTube į senesnių laikų videkas, o šitas jau, kaip pasakau, dabartinis. Ką tu, hačkusai? Pabūk čia, hačkusai. O manęs jau draugučiai laukia. Kaip savaitgalis aš jiem visą laiką paduodu kažkokiu tai oboliukų. Dar va yra nuo obels likusių, nukritusių, bet dar neperšalusių, nors kai kurie ir papuoja, bet vis tiek tinkami. Ir jau jie visą laiką žino, aš su kibiru ateinu, tai kažkas jau bus. Tikrai kažkas bus. Ane, jie brantai. Paberiu ganėtinai tokiu didesniu perimetru, kad visi spėtų pasirankiot, nes dauguma bijo Kevino didžiulių ragų. O, devintukas mano skanauja, rupšnoja. Daug laiko nutekėjo, nekurtas ilgai, aparatas šits. Va taip ir būna, kai nusisuka fortūna. Jei pirksiu kitą kartą, tai pirksiu geriau silpnesnį aparatą, bet geros žinomos firmos ir su dekompresiniu vožtu. Kai tik išjungiau kamerą, kaip bitutė.
Sarmatinuosi prieš juos. Sarmatinuosi. Chebra, nechamekinkit. Gana, viskas. Jau žiūriu, pradėjot visą įrašieną, davai, nechamekinkit. Aš persirengiau, užsidėjau kepurę nežieminę, nespjaut šitus visokius šabakštus, tai šilta. O su kloksais ir buvo ne variantas, tai jau pasiimu darbo batus, kur prieš beveik 8 mėnesius betonau mini dirbtuvės. Ir nuo to laiko jie stovėjo be darbo. Tai jau dar užsiimu sunkesniais tokiais darbais prasivalymo. Šitus visus malkiukus pabandysiu susismulkinti stambesnius. Čia šitie yra nugraužti Danieliam praeitais metais pripjoviau. Tai jie nusigraužė ir dabar jau jie nereikalingi. Tai vat pabandau viską įsitraukyti, susitvarkyti. O va jau šiemet šviežių pripjovęs, kad turėtų ką graužti Danieliai. Tai va taip va ciklas ir verčiasi pusiau. Tai va atnešu naują, apgriaužė jį, per vasarą apdžiūsta ir kitą rudenį supjaunu. Būtų kapoklė, tai būtų galima sukapoti sausus ir tada daugiau galima privežti. Va, taip. O kur labai smulkus, tai va dedu į čia ir sudeginsiu kitais metais. Ką jūs uodžiat? O, tai kur uosliukai. Darbo čia yra daug. Aišku, ir pagalbininkės čia. Tai ką aš dabar darau, atrinkau. Jau daug atrinkau. Supjaustu, susmulkinu, kur jau labai smulkios ir neturiu kreizo. Tai sumetu čia, pradžius, pavasarį arba už ko kelių mėnesių reiks sudeginti. Aišku, kai kurie kompostuoja. Gal būtų gerai ir sukompostuoti, jei turėčiau kažkokį šakų smulkintuvą. Bet šakų smulkintuvą įsinuomoti nepigiai kainuoja. Tai man trąšos tiek nevertos. Ateity gal ir planuoju kažką įsigyti, bet kol kas ne. Nu, o stambesnius supjaustu į gabaliukus. Čia atrenku, ištraukau. Čia aišku apipuvę kai kurios šakos, kai kurios dar ne. Ir vat tokiu principu nusivežu į malkinę. Ir truputėlį išpilsiu pradžius ir po kokį porą savaičių sudeginsiu, sukūrensiu. Taip, hebrasai. O jūs jau laukiat naujo medžio, kad atvilktų, taip? Čia žiūrėkit, per metus jūs tiek nužievinot. Įsivaizduojat, kokį jūs kietį. Ir vat visi rymo, čia laukia, jau pripratę, kad kažką gaus. Kai benzopjūklą užkuriu, tai pabėga. O šiaip tai, va čia mano draugaitės. Draugiškos. Va taip. Nu ką, apsitvarkyti reikia. Susitvarkyti. Atpratęs jau gal nuo fizinio darbo, tai ganėtinai nelengva. Jaučiu rytoj visus raumenis skaudės, kurių galvojau, kad turiu arba net neturiu. Tai va, krūvelę padariau. Nemažą. Dar čia liko šitus supjaustyti. Supjaustysiu. Dar liko tuos šabakštynus visus ištraukyti. Čia va jau viską ištraukiau. Vat. Tokį. Va šitus, sakiau, išguldytus medžiukus išpjausiu, bet jau gal ne šiandien. Vėliau arba rytoj. Nes kai buvo pašalę, tai taip buvo labai faina. Dabar vėl purvynas darosi. Va, triušių uolos. Purvai, baisliauski, didžiauski. Jau kai kurie ir supuvę. Tai šių metų tikslas buvo, kad šitą visą šabakštyną sutvarkyti, kad neleis dirgėlių darytis. Tai kaip ir nelabai man pavyko tai padaryti, bet šiais metais ateinančiais tai 100%, kad jau neleisiu jokių dirgėlynų. Jokių nieko, tai va šita visa zona bus be dirgėlių, tokia, kaip aš sakau, susitvarkyta. Nes
Danieliai daug aptvarkė, jie dirgėlių nespėjo nuėjęs, tai jie va taip va ir išsibujojo tos dirgėlės, tai jas reikia pastoviai su trimeriu nupjauti. Tai kai nupjauni pastoviai su trimeriu, tada jaunas atžalas Danieliai suėda. Tai jau šitus susitvarkė visus šabakštynus krūmėlionikus. Šitas buvo projektas kažkam buvo projektas, bet jau dabar nežinau. Gal pratęsiu dar kažkur, tai turėjau omeny, kad vat šitą išimt, padaryti vieną kėdutę, šitą išimt, padaryti vieną kėdutę, na po vieną kėdutę palikti, kad nešiojamas, bet nežinau, ar tai labai gerai idėja, nes jos linksta ir griūna. Tai gal tiesiog išardysiu, medį sukūrensiu, metalą. Dar tokius profiliukus atsipjau, dar gal kažką gaminsiu ir pasiliksiu ateičiai projektams. Su šitu rėmuku, tai dar kol kas irgi neaišku, bet reiks kažkur varyti po stogu. Jo, čia visi kiti tai žemės ūkio rakandai. Ir dar nedabaigtas, negautas buvo leidimas atverti Danielių aptvarui ten. O po to, kai gavau leidimą atverti Danielių aptvarą, tai jau poreikio nebebuvo. Supratau, kad Danieliai tai ta verslo sritis, kaip sakoma, ūkio sritis, kuri yra tik dėl grožio ir dėl savęs. O jeigu taip, kad parduoti ar plėtoti, tai nėra verta. Nes kuo jų daugiau turi, tai tuo mažesnė nauda tau yra. Bent čia mano požiūris į tai, nes daug kas irgi ėmė paramas, tvarkėsi, darėsi tuos danielynus ir pamatė, kad danieliai per pigus ir labai mažas atsipirkimas finansinė prasme. Gerai, miniaukis vat irgi grįžta iš ten jau, vištos į ten, čia, ten 2 tinginės guli, matot, kaip priruošiau šitų šakų. Jeigu draugas atveš kreizą, tai dar sakiau, šitas šakelės sukreizuosiu. Jei ne, tai teks paversti šilumą šitoje krūvoje. O čia tai jau eis kūrenimas. Turiu Danielę tokių skanėstukų, žirnių, 1 litras. Tada kas čia daros? Avižų 1, 2,5. Viską gražiai pramaišau. Hebra! 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 O, visi prisistatėt. Taip, patikrinsi. Geras produktas. Geras. Dabar tu patikrink, ar gerą produktą atnešiu. Geras. O tu? Ir tu patikrink, ar galima pilt. Hebrai, galima? Galima hebrai pilt. Gerai. Patikrinot. Inspekcija praeita. Kol sniego nėra, va taip papilu. Tegul netinginiauja, susirenka. Va jie tikrai susirenka. O vėjas truputėlį napučia. Na va. Ir savo fainuoliškai renka. Tuo tarpu aš griebiu šakes ir truputėlį aptvarkau šitus šiaudgalius, nes praeitais metais netvarkiau,
Tai jie čia pasidarė didelį bardaką. Nu, aišku, čia puvinys gavosi. Labai nieko čia tokio. Bet šiais metais va aptvarkau kažkart. Nes jie visko nesuėda. Jie labai netvarkingi gyvūnai šitie Danieliai. Va. Susikūrens. Viskas į čia. Galk. Arba įsiveš. Kelis kartus tą patį darbą atliksiu. A, nieko čia tokio. Kaime taip jie įprasta. Ūkyje ypač. Sukėdenu likusį šeiniuksą. Va. O taip va. Ir taip va. Praeitą kartą dėjau čia ne atolą, bet pirmą žolę. Tai dabar atnešiu atolo. Kur atolas? Samurajų. Už samurajaus atolas. Va štai čia. Va. Imu vieną kitką skaniausio žolytės ir tempiu į ėdžias. Paskutiniai metai, kaip aš šitaip nepasiruošęs tuo šienu. Mini dirbtuvėse tas šienas jau daugiau, man atrodo, nestovės. Viską padarysiu, kad būtų galima mini dirbtuvės palikti tik mini dirbtuvėms, o mini ūkio šieną, grūdus kažkur kitur arba kažkuriam kitam kampe iškelsiu, kad nedulkėtų nei mini dirbtuvės nuo šieno, nei šienas nuo mini dirbtuvių. Va taip reikia viską prasklaidyti. Matot, net spalva kitokia. Atolo vienokia spalva, tokia žalesnė. Aišku, čia ir iš kitos pievos. Kitiem metam, jei sulauksim su mini ūkiu, tai bus tik tai daromas va tokia žolytė. Toks fainas šienas. Nu, bent mini ūkį pasiliksiu. Visą kitą parduosiu, nes va šitas šienas atolas buvo parduodamas po 2 eurus. Išnešė, kurgi va tokia žolė faina, matot. Išnešė oro. Arba moliūgų turiu šiek tiek, paduosiu. Ar jūs matot, vakar pridėjau nuoduo. Tai pelės bando užsikaišiuoti maisto sandėlį. Tu matai? Negalima, pelės, negalima. Pritysia, tipo juodai dienai. Juoda diena tau pelė nebus. Tu mirsi iš karto. Matot, iš priekabos kiek liko. 1, 2, 3, 4 ir dar pas triušius kokie 6. Tai va visą taip ir sumaitinam. Moliūgą. Paduodu šitiem neklaužutoms. Va taip va. Perpjaunu iš karto va taip va. Išilgai. Ir va į kelias dalis paimu, padalinu. Ir pamėtau po kažkur tai, kad galėtų pasimti ir kitos patelės. Nes Kevinas su ragais, tai truputėlį nedaleidžia jų. Tai reikia ne vienoj krūvoj sudėti. Tai va, gavo hebrytė paėst, gavo nuostabaus turtingo šieno. Šitas ėdžias aš perdėsiu į kitą vietą, nes kas atsitinka, kai dideli vėjai, o jau net ir krepšinį numetė, kai dideli vėjai ateina, tai va čia išpučia viską. Arba privaro lietaus sniego. Tai šitas ėdžias pabandysiu nunešti, čia kai susitvarkys visas šitas jovalas į va šitą vietą. Čia šiokia tokia užuvėja bus ir neužlis. Čerpių, kai prisivežiau, tai irgi per daug turiu, tai reikės įsinešti kažkur susirikiuoti. Tai vietoje čerpių, kur klūnės sudėtos, bus šienas sudėtas, kad nesimaišytų, atitverta mini dirbtuvės. Ir
Taip visi rasim superinę vietą. Ką, pamaitinau. Dar kai kas renka grūdus, kai kas jau iš karto ėda moliūgus. Jau priprato ir prie moliūgų. O, ir mini ūkininkės, mini vištos sutvarkė. Vakar čia pjoviau. O, išrankėjau šitas, tai vat jos krapštosi, purena dirba, ieško vabaliukų. Bet taip įdomiai, senis gaidys su senėm vištom draugauja ir jų visas pulkas vaikščioja. Nu, čia jauniklė kažkaip tai papuolė. O senės vištos, jau kai kurios ir išgaiščia tos vištos. Gamta pasidaro savaip. O jauni gaidžiai, tai su jaunom vištom laksto, lekioja. O. Tai ką, antra atostogų diena. Manau, jau pastebėjote. Sufilmavau ir sumontavau, tiksliau sumontavau video, kurių buvau nesumontavęs. Dažniau pradedu rodytis YouTube'ai. Daug darbų pasidariau, nu kaip daug. Dar tik antra atostogų diena, tai susitvarkiau failus savo video. Pafilmavau daugiau, pamontavau daugiau. Nu, jei toks oras bus kaip dabar, neužsnigs, galėtų nurimt vėjas. Tai tikrai daugiau darbų pasidaryčiau, tiek ir su savo autotrans projektais, tiek ir su garažiuko projektais. Tai vat. Ką, lysiu tuo į garažą. Reikia susitvarkyti golfą, pradėti tvarkyti poliuką, nes golfo tai jau technikinė pasibaigus. Poliuko neuždienau. Kiek čia už keletos dienų, už 8 dienų baigsis. Ar už 6, tai reikia būtinai sutvarkyti, nes žmona neturės su kuo važinėti. Ką, gaidelį? Į troškinį eisi?